Streikų estafetę iš mokytojų perima dėstytojai. 11 šalies universitetų ir 3 kolegijose paskaitos nevyko 2 valandas. Tai kur jūs varot? Namus varot? Mes streikavom dėl savo nemokėsiu už mokslą ir jie tegul streikuoja, tai jeigu niekas nieko nedarys, niekas ir nepasikeis. Tai aišku palaikome, dėstytojai irgi žmonės. Paskaitas nutraukė Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai, nuo pat ryto būriavosi prie centrinių universiteto rūmų. Jie teigia esantys priversti streikuoti, nes valdžia, dosniai dalijanti pažadus, realiai problemų nesprendžia. Dėstytojų algos mažos, studijų kokybė prastėja, universitetams nuolat trūksta lėšų. Mes norim šiandien gerai gyventi, norim studentus gerai paruošti kokybiškai. Tai dėl to mes atėjom pareikšti savo nuomonę. Dirbantieji universiteto, kaip žinot, techninis personalas, jiems niekada nekeliami atlyginimai, o dėstytojų atlyginimai tai yra įsityčiojimas iš tikrųjų. Ir iš viso yra įsityčiojimas iš intelektinį darbą dirbančių žmonių. Ir aš manau, kad kiekvienas mąstantis žmogus supranta, ir kodėl mes šiandien iš tikrųjų turim tokią masę nutekėjimo tikrai gabių jaunų žmonių. Universiteto profsąjungos vadovai ragino kolegas vienytis. Esą nors dėstytojams algas nuo kitų metų ketinama kelti 5/5, tai mokslo ir studijas aptarnaujantis universitetų darbuotojai priversti dirbti už minimumą. Tai yra visos reikalų tvarkytojos katedrose, tai yra laboratorijų visi, tai irgi dirba visi su studentais. Ūkio darbuotojai, tai irgi priklauso, kaip bus elektra išvedžiota, ar ten šviesa bus ar nebus, ar patamsiai sėdėsim, ar šilumoje sėdėsim, irgi priklauso nuo šitų darbuotojų. Pirmą kartą šalies istorijoje įspėjamą į streiką surengę aukštųjų mokyklų darbuotojai reikalavo ne tik pakelti algas, bet ir kompensuoti lėšas, prarastas studentus atleidus nuo dalinio mokesčio už studijas. Taip pat grąžinti bendrabučių renovacijai skirtus daugiau kaip 40 milijonų litų, kurie panaudoti mokytojų algoms didinti. Jei vyriausybė neįvykdys šių reikalavimų per mėnesį, universitetai žada skelbti ilgalaikius streikus. Streikas, žinoma, yra priverstinis, bet tai yra gera repeticija. Prieš tai aš beveik esu tikras, kad mums teks eiti į neterminuotą streiką. Švietimo ir mokslo ministras sutinka, kad dėstytojų reikalavimai pagristi, tačiau greitų permainų nežada. Turim daryti viską, kad išvengtume štai tų protestų formų, bet aš taip noriu pasakyti, kad susikeiskim vietom. Tai aš labai noriu tos srities klausimus kiek galim greičiau išspręsti, bet iš tikrųjų nesu burtininkas. Ir manau, kad galiu padaryti realius darbus. Ir juos darau. Ir jie gerins padėtį. Bet ar tiek, kad žmonės būtų patenkinti ir nestreikuotų, negaliu pasakyti. Bet darysiu viską, ką galiu. Ministras teigia, kad vien dėstytojų algoms pakelti kitais metais iš biudžeto reikės 100 milijonų litų. Mokytojų atlyginimams daugiau kaip milijardo. Pastarieji didesnės algas išsikovojo tik po pavasarį surengtų visuotinių streikų.